Dievas, pasaulio ir visko, kas jame yra kūrėjas, būdamas dangaus ir žemės valdovas, gyvena ne rankų darbo šventyklose ir nėra žmonių rankomis aptarnaujamas, tarsi jam ko nors trūktų. Jis juk pats visiems duoda gyvybę, alsavimą ir visa kita. Iš vienos šaknies jis išvedė visą žmonių giminę, kuri gyvena visoje žemėje. Tai jis nustatė aprieštus laikus ir apsigyvenimo ribas, kad žmonės ieškotų Dievo ir tarytum apčiuopomis jį atrastų, nes jis visiškai netoli nuo kiekvieno iš mūsų. Juk mes jame gyvename, judame ir esame, mes esame iš jo giminės. Todėl, būdami dieviškos giminės, neturime manyti, jog dievybė panaši į auksą, sidabrą, akmenį arba į meno ar žmogaus minties kūrinius. Ir štai Dievas nebepaiso anų neišmanimo laikų, bet dabar skelbia žmonėms, jog visiems visur reikia atsiversti. Jis nustatė dieną, kada teisingai teis visą pasaulį per vieną žmogų, kurį tam paskyrė, ir visiems už jį laidavo prikeldamas iš numirusių.